Labas. Senai kalbėjau, daugiau tokius dalinuosi trumpus, o šiandien nusprendžiau pasidalinti daugiau informacijos apie tą vasario mėnesį. Čia visi daug kalba, saulės užtemimas, vasario 20 diena labai ypatinga, tai norėčiau truputėlį ir aš pasidalinti, kas čia vyksta. Na, apskritai pasaulinis fonas tikrai įtemptas, sakykime, toksai elektromagnetinis net. Na ir vasaris bus irgi toks ypatingas mėnuo tiek savo pradžia, tai yra pilnatim liūtė, tokia ryški, tikra žiemiška pilnatis, kas pastebėjote. Na ir to sniego daug ir tas šaltis ekstremalus, na įdomi ta pradžia vasario mėnesio. Na ir pirmiausia nuo gražių dalykų. Pirmiausia, vasario 17 dieną mus pasitinka naujieji kinų metai. Na ir dažniausiai kinų naujieji metai prasideda astrologiškai antrąją metų jaunatį. Taigi ir to pačiu prie kinų naujųjų metų prisijungia jaunatis. Taigi čia toks įdomus momentas yra. Ir kinų nauji metai, kaip žinote, vasario 17 mus atšuoliuoja tas ugninis arklys. Na, jis teikiantis mums daugiau tos laisvės, tikėkime, mažiau suvaržymų, apskritai visam pasaulyje, daugiau to vandenio įneša, tos revoliucijos, tos laisvo žodžio, kad galėtų daugiau pasakyti, savo apribojimų pamažinimas. Na ir žirgas ir arklys yra iš tiesų laukinis gyvūnas. Jis yra prijaukinamas, bet jis vis tiek nori tos laisvės laukinės, atsiriboti nuo to, kas sena, kas nereikalinga, o eiti prieki. Taigi šiais metais, kas nori naują projektą pradėti, yra veržlus, drąsus, pasitikintis savimi, puiku, darykite. Aišku, bus periodai, kai nebūtinai ta pradžia nebus pati geriausia. Tai vat kaip tik ir vasario 17 dieną, kai prasidėjo kinų nauji metai, jaunatis, taipogi mus pasitinka irgi gan stiprus saulės užtemimas, apie kurį aš vėliau pasidalinsiu. Na, jisai bus ypatingas tuo, kad jisai bus žiedinis, jis nepilnas bus užtemimas, bet vis tiek jisai mums turėtų turėti nemažai įtakos tiek mum, tiek pasaulinių fonų. Bet įdomiau norėjau pasidalinti dar po 3 dienų, tai yra vasario 20 dieną, istorinė tokia data, sakykime, bet taip, astrologai labai atrinėja, žiūri, kokie buvo faktai anksčiau. Tai vasario 20 Saturnas išminties, struktūros, disciplinos, tokia rimta planeta, kuri reikalauja daug darbo, daug užsispyrimo, jinai neduoda taip lengvai. Na, tai pavadinkime mūsų kirvius dėstytojus apie Saturną kalbant, tai susijungia su Neptūnu. Konjunkcija pirmame laipsnėje apvalinus, tai 0,44 minutės avine. Ką tai sako, jums turbūt nieko, kas nesidomi astrologija, bet kas domisi astrologija ir visais kitais dalykais, tai yra ypatingas momentas, nes tai atsitinka kas 36-37 metus. Ir tuomet, kai ši kompanija susijungia Saturno su Neptūnu, įvyksta įdomus dalykas, tai yra Saturno senos santvarkos ir Neptūno senos santvarkos ištirpinimas, taip galim pasakyti. Tai kas sena, paliekama, greunama, kuriama nauja. Na, tai rimtas dalykas ir tai yra svarbus momentas, kai tai vyksta Avino zodiako ženkle. O kaip žinote, Avinas zodiako ženklas yra pats pirmasis visame rate, tai jis yra daug drąsos, turintis daug lyderiavimo, ėjimo į priekį. Taigi kažkas tokio naujo turi eiti į priekį. Už nugaros lieka sena, o mes matome toli į priekį. Tai tas yra arklys prisijungia su savo ugnimi. Ugnis beje Avino irgi stichija yra, taipgi, kad tas ateitų, tikrai gali būti nemažų kažkokių pokyčių. Kaip anksčiau minėjau, Saturnas su Neptūnu turi savo gimimo horoskopuose tokios asmenybės kaip Putinas. Taip pat turi Kinijos irgi vadovas. Taigi tos pozicijos yra labai sudėtingos, nes joje
senoji santvarka numiršta ir ateina naujoji. Tai jūs patys pagalvokite, kažkas nutiks tokio, kas susijęs su susitarimais naujais. Tai gali būti kažkokios ribų, teritorijų užbrėžimas, jau galutinis toksai, kur jau nebepakeičiamas. Galbūt tai gali būti kažkokia vidinė revoliucija, tai gali būti kažkoksai šalies vidinis prieš valdžią, nu va tokie dalykai, kurie yra labai sudėtingi. Dėl ko aš tuos faktus renku, nes vienas iš įdomiausių faktų yra, kad Saturno ir Neptūno konjunkcija anksčiau buvusi, tai buvo 1989 metais lapkričio 9 dieną, kuomet buvo Berlyno sienos griuvimas. Kas yra Berlyne buvę, tikrai žino istoriją, tikrai žino, kokia sudėtinga buvo situacija, yra buvę tose vietose. Taigi, būtent tuo metu aš dar žiūrėjau, Saturno ir Neptūno konjunkcija per Berlyno sienos griuvimą buvo Ožiaragėje 11 laipsnėje, abudu laipsnis ir laipsnį. Na, tai nėra sutapimas, tai turėjo atsitikti, tai turėjo būti kažkoks lūžis galutinis, kad kažkas atsitiktų naujo, kurtųsi naujai, tas, kas sugriauta, atnaujinta ir panašiai. Ir visa tai tema, kad jūs visi tai paprastai suprastumėt ir aš giliau neičiau į mišką, kad tai yra kalba apie teritorijų ribas. Tai apie tai, kaip yra pasiskirstoma, kur yra mano teritorija, kur yra tavo teritorija. Tai yra labai įdomus momentas, stebėkime, kas vyks, nes tai visiškai vyks per Saulės užtemimą 3 dienos po. Ta konjunkcija nėra ilgai, jinai trunka trumpai. Ir kas vyksta politiniam pasaulyje, tai matome, kad tikrai tie susitarimai nukeliami, tai galbūt tuo metu gali ir įvykti. Apskritai toks neiškumas, neramumas, ir šitie dalykai įdomu, tai daugiau tokios naujos tvarkos, naujos tvarkos įvedimas, naujos laisvės kažkokios. Tai tikrai tikėkime, kad tai nueis į gerą pusę. Ir kur aš linkiu dar, kad tuo pačiu periodu 1917 metais Rusijoje buvo revoliucija, kai buvo Saturnas su Neptūnu irgi konjunkcijoje. Taigi kažkas turėtų vykti, kažkokie dalykai vykti ir tikėkime, kad jie susidėlios į geresnę pusę, nes mes labai norim greičiau, kad baigtųsi tie nežinėtas neramumas. Bet Saturno su Neptūno konjunkcija yra labai rimta ir verta tikrai būti susikaupus ir mažiau būti sustipriam ir fokusuotis į teigiamus dalykus. Nes, kaip žinote, tikriausiai visi, kad į ką tu fokusuojasi, tą ir pritrauki. Jeigu daug neigiamo kuri, daug tos energijos ar apskritai kuri neigiamus dalykus, planus, destrukcijas kažkokias, dažniausiai tu tai ir pritrauki. Tai mes ką galim žmonės eiliniai padaryti, tai kuo daugiau teigiamų dalykų kurti, aplink save, aplinkoje. Dar noriu pabrėžti, kad žmonės turintis astrologiniam savo gimimo horoskope, taip pat jeigu turi tarp 0 ir 2 laipsnių, kardinaliuose ženkluose, tai yra Avinas, Vėžys, Ožiaragis, Svarstyklės, čia turėtų irgi prasidėti jiems naujas pradžios. Čia tuo periodu, kai Saturnas su Neptūnu vasario 29 jungsis. Taip pat gali pasitikrinti savo gimimo horoskopus, galbūt ten turi kažkokių planetų, kurios yra tame laipsnyje, ar jungiasi kažkokios konjunkcijos tarp jų. Panašiai, kai papasakau, Saturnas su Neptūnu turi konjunkciją. Tai kam sudėtinga, kreipkitės, pasižiūrėsiu, padėsiu. Na ir linkiu išminties, linkiu, kad tas periodas praeitų kuo lengviau, nes vasaris apskritai yra labai įdomus tuo, kad antroji vasario pusė yra labai daug įvykių. Taip, kad tie įvykiai judės, bėgs greitai ir tas žirgas iššuoliuos tikrai labai stipriu greičiu. Turiu omeny, kad apie tą Saturną su Neptūnu, kad gali kažkokios teritorijų klausimų pasidalinimai būti. Tada neužilgo taip pat tose
tame reikale atkeliauja ir Merkurijus retrogradinis žuvyse, taip kad tų iliuzijų gali būti, taip kad tos sutartis kuo greičiau pasirašomos būtų tuo geriau, nes vasario 26 dieną įkeliauja pas mus tas Merkurijus, kuris dažniausiai sutrikdo komunikaciją, vėl susitarimai griūna, vėl kažkas ne taip. Reikia labai atsargiai atidžiai skaityti sutartis, tikrai nerekomenduoju per Saturną ir va šitą poziciją ir retrogradinį kažkokius labai rimtus pirkinius pirkti, labai rimtas atsakingas sutartis pasirašyti, nes labai dažnai užslėptų eilučių mes nepamatome ir turiu tikrai klientų pavyzdžių, kurie per tą periodą pasirašė kažkokius dokumentus, neperskaitė ir pasekmės jau atėjo vėliau. Tai va, na ir apie Saulės užtemimą, kuris įvyks vandenyje, taip pat pasidalinsiu vėliau, bet ypatingasis Saturno su Neptūno tas istorinis įvykis tikrai neužilgo mūsų laukia ir tikrai tikėkime, kad išeis į gerą pusę. Kas grius, tas grius, kas mums jau nebetarnauja, nereikalinga, kas mus griauna, kas yra neigiamo, o kuriasi naujos kažkokios sistemos, kurios žmogui būtų pagalba. Na ir tai pabaigai dar noriu pasakyti, kad kaip tik žiūrėjau nesenai šį savaitgalį filmą, turbūt esate nemažai kas žiūrėję, gal toks, kaip sakyčiau, senasis istorinis, vadinasi Šnipų tiltas. Na, režisierius gan žinomas Stevenas Spielbergas ir tas pagrindinis aktorius Tomas Hanksas jau iš tiesų daug ką duoda. Ir filmas yra apie šaltąjį karą. Taip, kas ir Berlyne buvo, turbūt žino tą istoriją ir aš pati buvau ir nemažai daug domėjausi, bet kas įdomiausia, kai pasižiūri tą filmą, tu tikrai pagalvoji ir prisimeni, kad tai yra realiais faktais įvykę, kai vyko įrodinėjimai, kai buvo tiesiog noras išplėšti laisvę, taip kad tie dėrybos, tas dėrybininkas filme, turintis labai rimtą svorį, galėjo labai daug ką atitaisyti. Tai va tos slaptos dėrybos tarp SSRS ir Rytų Vokietijos labai daug ką pakeitė. Taigi tame filme tikrai rodomas labai didelis atkaklumas, drąsa, to, ko mes ir šiais metais iš mūsų arkliuko tikimės, taip kad tikrai mums reikia tikrų lyderių, kurie pakovotų, kurie nebijotų eitų į dėrybas. Tai va tas filmas, kas nematė, pasižiūrėkite, jis yra gan įtemptas, atitinkantis realybę ir rodantis, kad istorijos faktuose, kad yra žmonių, kurie turėjo drąsos pasipriešinti. Tai va, tai aš galvoju, kad mes visi kartu žmonės galime būti stipresni ir stengtis, kad kuo daugiau tos teigiamos energijos būtų, nes, kaip žinia, dar vandenis vandenė yra. Taip, kad tas visas technologijas, visas kitas yra mums palengvinimas. Mes viską darome dabar lengvesnių būdų, ne? Mūsų darbuose daug palengvinimo, mes galim labai greit sukurti lenteles, kažkokias čia GPT. Viskas vyksta labai sparčiu tempu, tobulėja. Ateityje man nereiks kalbėti, už mane kažkas kitas kalbės, tiesiog mano informacija, mano balsu, mano tembru, yra tikrai daug visokių modelių. Bet kas yra svarbiausia, vandenis atsakingas už nervų sistemą. Tai va, taip, kad nervų sistemą mes galime stiprinti tik patys. Taip, kad ta informacija, tas bauginimas, tas didelis nežinojimas ir visi šitie dalykai mus gali veikti, taip, kad nervų sistemai palengvinti. Tai va, laukiam greičiau pavasario, medituojam, sportuojam, gerinam savo gyvenimo būdą, daugiau tikėjimo, daugiau tokio pasitikėjimo, drąsos, nebijoti. Ir man yra kartais baisu kalbėti, galbūt kažkas mane nesupras teisingai, galbūt perklauskit manęs, jeigu kažką netaip pasakau, gal nesuprantat. Ir bandai save nugalėti ir va, tas judėjimas į priekį, va, kaip su arkliuku, judėkime į priekį. Tai va, tai kažkas, kas turėsit klausimų, ar daugiau norėsit sužinoti apie savo gimimo horoskopo reikalus, tai kreipkitės ir mes išsiaiškinsime, ką žada vat, tos visos mūsų visos planetų išdėstymai, konfiguracijos, ką žada ir jums. Iki.